Sveiki visi dar kartą. Šiandien darysim štai tokią figūrą. Jos daryba taipogi kaip ir prieš tai yra labai paprasta. Kai kuriem gali būti ir sunkiau. Taigi, pradėkime. Taigi, mums reikės štai tokių detalių. Prašau. Jas pagaminti galima pasiėmus 9 rutuliukus. Tai yra 2, 4, 6, 8, 9. Jį sujungiam. Gaunasi taip va ir tada šitus abudu prispaudžiame ir prispaudžiame vidų. Viršų tiksliau. Gauname tokį trikampiuką. Ir kad padaryti vieną dugną, reikės 6, kiek prisimenu. Taigi pradedame. Kiekvieną iš jų atskirai sulipdame į tokį va. Ir pradedam lipdyti. Gauname štai tokį. Jis neturi būti sulenktas kažkaip ar taip va. Tiesiog paprastas. Jums reikės 6 trikampiukų vien šitam. Toliau prie kiekvieno šito va pridedame dar po vieną. Taigi gavome šitokią figūrą ir dabar per šitas vietas juos sujungiame. Gaunasi štai tokia figūrėlė. Ir į kiekvieną iš štai šitų tarpų įdedame dar po vieną trikampį. Atsiprašau, sulipo. Jau gausi maždaug taip. Ir pridedame paskutinę detalę. Štai čia. Toliau sujungiame ties čia, kad jis gautųsi toks į vidų. Dabar paėmėme šitus 2 ir sulipiname ties per šitas vietas. Ir čia. Prašau. Ir štai jūs gaunate štai tokią figūrą. Taigi sėkmės darbe ir iki kito video.